Nu kas, sveiki bičiuliai. Šiandien vėl naujas produktas Get Red, atsiprašau. Anglis. Pakankamai stambios. Kursime, testuosime, kažką gaminsime. Ką gaminsime dar ir pats gerai nežinau. Pavadinimo patiekalo įdomios anglis. Vienu žodžiu, tuo įkursim, pažiūrėsim kaip dega. Viskas čia bus elementaru ir paprasta. Mažoka, dar biškutė. Labai stambios. Smulkesnių ant dugno neieškosim. Dedam iš eilės, kas kliuvo. Kodėl surankau? Todėl, kad noriu pažiūrėti kokios čia anglis. Kokio stambumo. Nu, manau, užteks. Įdegtukai taip pat. Neturiu dujų, pasibaigė. Nieks negirdėjo. Įdegsim ir degtukais. Degtukai gerai dega. O. Kitą paimsim iš čia. Į pirštų nenusideginti. Ai. Nu dar vieną. Uždekim va. Dar didesnį. Netaupydami. Nu ir va. Lai ten mums įsidega. Sveiki, jeigu dar kartą su jumis pasisveikinsiu iš naujo, jeigu nepasisveikinau. Nežinau, kaip pavadinti patiekalą. Kol kas susismulkinam česnakus. Patiekalas šiandien labai paprastas. Keptuvėlėse. Nedaug mes tokių patiekalų savo kanale turim. Vienu žodžiu, ruošiame česnakus. Žiūrėkit, sugalvojau vieną įdomų dalyką. Įdėjau deflektorius ir tarp jų padariau tarpą. Statau keptuvę, kad greičiau įkaistų. Šiandien viską mes improvizuosime. Pilsime aliejaus trupučiuką, tegul kaista keptuvė. Įkaitusi keptuvę dedame maltą jautienos mėsą. Šiandien biški balsas mano prikimęs. Truputėlį apsirgau, tai tikiuosi, kad vis tiek mane ryšliai išgirsite ir suprasite. Maišome jautieną. Ugnis neturi būti labai kaitri. Dedame česnakus į keptuvę ant maltos mėsos. Pamaišom, kad įsidalintų tolygiai, pasiskirstytų. Kvapas jau česnakų pasklido. Druskos pusė arbatinio šaukštelio. Pipirų mišinys pagal skonį. Aha, labai karšta, matau. Šaukštelis aitriosios paprikos. Ir 2 šaukšteliai saldžiosios paprikos. Ir šaukštelis itališkų žolelių. Viską gerai pamaišysime ir turbūt lauksime, kol mėsa pilnai iškeps. Ir dabar pjaustytų smulkintų pomidorų iš akies dadedam. Šiandien patiekalas viskas daroma plika akimi. Pamaišome ir palauksime, kol gerai pasitroškins. Kadangi pomidorai truputėlį priduoda tokio rūgštumo, įdėsime trupučiuką barbekiu padažo. Manau, subalansuos skonius ir nieko blogo čia neatsitiks.
eksperimentuojam. Į keptuvėlės pilame aliejų. Dedame virtas bulves šviežias. Maždaug po 3 bulves į keptuvę. Ir imame presą, su kuriuo spaudžiame mėsainių mėsą. Ir sutraiškome bulves keptuvėlėse. Tu aš perimsiu estafetę, matyt, čia daugiau jėgos reikia. Vien žodžio toj parodysim, kaip gausis. Pilnai sutraiškite. Žiūrėkite, suformavome tokius bulvių krepšiukus keptuvėse ir dedame prieš tai keptą mūsų maltą jautieną. Nežinau, aš tikrųjų, kaip pavadinti šį patiekalą. Galit padėti sugalvoti mum komentaruose, kaip tiksliai turi jis vadintis. Kažkokį jo pavadinimą aš jam suteiksiu. Sudėsime jautieną ir nešime į grilinę, kur jos turės trupučiuką apkepti. Na ir kai jau praktiškai bus viskas gerai pakepę, apskrudę ir gale papuošiame viską tarkuotų sūriu. Dedame keptuvėlės į kamado. Uždarome ir laukiame. Na, žiūrėkit, kaip čia viskas gražiai kepa. Barstome tarkuotų sūriu. Dar kelio minutėm paliksim. Ir jau susitiksime prie stalo, manau. Kaip čia skanu turėtų būti pagal mane. Kol patiekalas aušta, noriu visiems padėkoti, kurie žiūrėjote. Visiems dėkoju, kurie spaudžiate laikus, vertinate. Aš paragausiu, labai karštai atrodo. Kraščiuko. Atrodo, kad skanu bus. Palaukit, nesikabina kažkaip tai labai. Labai karšta. Patiekalas puikus, ruošiamės greitai, patogiai. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote, iki. Laukit naujų vaizdo įrašų.